Sparnuoti pokalbiai. Sveiki, O, dauginasi. Od večera do rána. Dabar jau daugiau. Bet šiandien ir uodų daugiau. Taip. Čia va tas skaičius, kur neįmanoma skaičiuoti, nes viskas. Skraido večer. Jūs dar nematai, ten gal prie tų medžių ten skraido. Skraido. Aišku, skraido. Žiūronais pažiūrėjau, kiek užmatai, ten kregždės yra. Nu. Sakau, čia nuo keliasdešimt tūkstančių iki kelių šimtų. Ten jau leidžiu miegoti. Girdėjote įrašą iš kregždžių žiedavimo Ventės rage 2024 m. rugsėjį. Tada įvyko mano pirmoji tikra pažintis su paukščių žiedavimu, palikusi neišdildomą įspūdį, kai dangus buvo tirštas nuo kregždžių pulkų. Čia Lietuvos ornitologų draugijos tinklalaidė Sparnuoti pokalbiai. Ir aš, Justina Kuliešė. Šiame epizode pasinersime vieną iš svarbiausių paukščių stebėsenos priemonių – paukščių žiedavimą. Pakalbinau žiedavimo centro vadovą, ornitologą ir vieną labiausiai patyrusių paukščių žieduotojų Lietuvoje – Ričardą Patapavičių. Sveiki, Ričardai. Labą dieną. Šiandien norėčiau pakalbėti apie žiedavimą. Kaip tik esu žiedavimo centre ir manau, mūsų klausytojams būtų labai įdomu sužinoti, kas tas žiedavimas ir kam jis reikalingas. Paukščio žiedavimas tai yra jų tyrimo metodas ir niekas daugiau. O kam jis reikalingas? Tai reikalingas, kad galėtume kuo daugiau paslapčių sužinoti iš paukščių gyvenimo, kuo daugiau jų atskleist, o kada tas visas žinias turim, jas galime panaudoti ir pačių paukščių labui. Pirmiausia, organizuojant jų apsaugą. Juk kaip be būtų gaila, bet yra faktas, liūdnas faktas, kad daugybė paukščių rūšių, jų skaitlingumas mažėja, jie nyksta. Kai kurie nyksta tik atskirose jų arealo vietose, kai kurie nyksta, jų skaitlingumas mažėja visame areale. Ir norint organizuoti jų efektyvią apsaugą, ir stengtis, kad bent sustabdyti jų nykimą, jų skaičiaus mažėjimą, reikia atitinkamas apsaugos priemonės vykdyti ne tik jų perėjimo vietose, bet ir jų migracijos maršrute, jų žiemojimo vietose. Nes koks bus efektas, jeigu mes kad ir kaip saugotume kažkokios tai rūšies paukščius jų perėjimo vietose, bet jeigu jie bus masiškai žudomi ar dėl kažkokių kitokių priežasčių, žmogaus sukeltų ar gamtos, žus, sakykime, migracijos maršrutuose ar žiemojimo vietose, tai iš tos apsaugos jų veisimosi teritorijose turbūt bus labai mažai naudos. Tai kuo daugiau informacijos apie juos atskleist, sužinot ir tada tą informaciją panaudot. Ir pagaliau tas žmogaus kaip tos visko besidominčios būtybės žingeidumo patenkinimas, juk žmogui įdomu. Žmogus žiūri į žvaigždes, gal ten irgi didelės praktinės reikšmės nėra, bet įdomu. Tai čia irgi kai kas yra tikrai labai įdomu ir iš paukščių gyvenimo tokie dalykai atskleidžiami, kurie nežinančiam žmogui, apie tai nežinančiam sukelia didžiulę nuostabą. O kaip prasidėjo paukščių žiedavimas Lietuvoje? Tai paukščių žiedavimas Lietuvoje prasidėjo lygiai 30 metų vėliau, negu jis prasidėjo pasaulyje. O pasaulyje prasidėjo 1899 metais, kada Danijoje vienos parapijinės mokyklos mokytojas Hansas Kristianas Kornelijus Mortensonas pirmasis pasaulyje uždėjo
paukščiams ant kojų, konkrečiai varnėnams, pas jį sode perintiems 164 ar 166, na, ten skirtingos šaltinius tas skaičius ten skiriasi truputėlį, išdėjau aliumininius žiedus, o jas įrašytų eilės numerių ir jo adresu. Tai va, tai tie metai skaitomi paukščių žiedavimo metodo gimimo pradžia. Įvairių bandymų ženklinti paukščius buvo ir anksčiau, bet jie visi nebuvo moksliniai. O šitą čia Mortenseno paukščių žiedavimas jau pripažįstamas kaip mokslinių paukščių tyrimo metodo. O pirmas jo tikslas buvo atsakyti klausimą, kur paukščiai įskrenda žiemoti, kur jie žiemai dingsta. Va. Tai, nes tuo metu aiškinimų buvo įvairiausių, dabar mūsų supratimu tai kartais visiškai absurdiškų. Na, pavyzdžiui, vienas iš tokių aiškinimų buvo, kad kai kurie paukščiai artėjant žiemai, rudenį sulenda ten po kelmais į urvus ir miega, kai koks barsukas ar meškinas iki pavasario. Kiti ten aiškino, netgi buvo toks aiškinimas, kad kai kurie paukščiai, ne visi, bet kai kurie paukščiai tikriausiai įskrenda į Mėnulį. Ir vėl tai vėlgi pagal tas aiškinimas galima jį pateisinti pagal to meto žmonių supratimą, nes paukščiai, mes dabar visi žinome, kad paukščiai migruoja naktį ir labai gausiai migruoja naktį. Ir tamsiame nakties danguje jų nesimato skrendančių, o girdisi balsai. O jeigu balsai girdisi, reiškia jie skrenda, tai kur skrenda? Na tai kas ten dangui, kad ten žvaigždės labai mažos, tai ten paukščiai, kur ten pasidės, o Mėnulis toks jau, na, atrodo rimtesnis. Tai Mėnulis skrenda. Arba kitas aiškinimas buvo, kad kregždės artėjant rudeniui sulenda į vandens telkinių dugno dumblą, ten pramiega iki pavasario ir pavasarį vėl išlenda. Nu, dabar mūsų supratimu tai absurdiškas aiškinimas, bet tuo metu tai galima pateisinti, kodėl jis tai buvo aiškinima, o labai paprastai. Rudenį prieš migraciją kregždės telkėsi į didelius būrius ir jos tie būriai nakvoja vandens telkinių nendrynuose. Vandens telkinių nendrynuose ten susilietų ir mūsų Ventės rage iki šiol tas pats. Ir kitos didžiųjų ežerų pakraščiuose, kartais nendrynuose, karklynuose pakrantės. Ir tiek ten tų paukščių susikaupė daug, na, kad jau temstant jos ieško vietos, kur nutūpt, praleist naktį. Tupia ant nendrės lapo, tupia viena, antra, trečia, galų gale jau nendrės lapas nusvyra. Kai dar viena atsitupusios visos pakyla, vėl ieško vietos, tas čiauškesys iki pat tamsumos. Na ir tai tęsiasi, kol vieną dieną tos kregždės paima ir išskrenda. Mes dabar puikiai žinom, kad mūsų kregždės skrenda žiemoti į Afriką, piečiau Saharos iki pat pietų Afrikos. Išskrenda, nu, žmogui jisai, jeigu girdėjo, kad va čia visą laiką kregždės buvo, vieną dieną dingo. Nu, tai kur jie sulindo po vandeniu, va toks aiškinimas. Tai čia tokios istorijos, bet iš tikrųjų Mortenseno tikslas buvo atsakyti klausimą, kur paukščiai skrenda žiemoti. Bet netrukus tiesiog rezultatai buvo labai geri. Pirmaisiais metais gavo atsakymus, pranešimus apie aptiktus jo žieduotus varnėnus. Nu, jis tą darbą ir kitais metais tęsė ir labai greitai šitas metodas, kaip be kita ko toks nesudėtingas, gana paprastas, nebrangus, paplito ir kitose valstybėse ir jau iki sakykime, per 30 metų praktiškai visose Europos valstybėse, bent jau didžiosiose, jau buvo paukščiai žieduojami. Buvo jau žieduojami ir Šiaurės Amerikoje, ir Australijoje, ir Azijos kai kuriuose valstybėse. Na ir Lietuvoje profesorius Tadas Ivanauskas 29 metais suorganizavo tokį sistemingą paukščių žiedavimą. Tai mes sakome, kad ir tai yra tiesa, kad sistemingas paukščių žiedavimas Lietuvoje pradėtas 1929 metais
Beje, ta žodis sistemingas čia neatsitiktinai, nes turime duomenų, kad pats profesorius Tadas Ivanauskas, galbūt ir daugiau kas nors iš jo bendradarbių, nors šito archyviniuose šaltiniuose niekur neradome, jis kažkiek tai paukščių žiedavo ir anksčiau. Pavyzdžiui, pas mus yra išlikę duomenys apie 1925 metais prie Kauno Obelinė profesoriaus Tado Ivanausko sodyboje sužieduota suopį, tuo metu vadinama vakarinį suopį, aptiktą Vokietijoje. 28 metais sužieduotus 2 paukštvanagius Kaišiadorių, jeigu pagal dabartinį, sakykime, Kaišiadorių rajone. Bet nuo 29 metų tai jau sistemingai, nes buvo suburta žieduotojų grupė, mėgėjų ir jo bendradarbė, ir nuo tų metų kasmet iki šiol Lietuvoje tas yra vykdoma. Supratau. Labai įdomi iš tikrųjų istorija. Ir rudenį aš buvau nuvykusi į Ventės ragą, apie kurį jūs ir užsiminėt, pakalbinau jūsų kolegą Vytautą Eigirdą. Iš tikrųjų, man teko irgi pamatyti tas kregždės, tas įspūdingas iš tikrųjų buvo reginys, pirmą kartą mačiau. Ir mačiau, kaip žieduoja jūsų kolegos. Bet aš buvau ta išskirtinė, kuri mačiau, kaip žieduoja. Ar galėtumėt papasakot mūsų klausytojams, kaip vyksta visas procesas? Na, tai norint paukštį sužieduot, pirmiausia, jį reikia paimti į rankas. Dar nėra metodų, nėra būdų, kad jį būtų galima paženklinti per atstumą. Tai jeigu tai paukščiai žieduojami dar neskraidantys jaunikliai lizduose, arba ir palikę lizdus tie, kurie ilgai lizduose netupi ir dar neskraidydami juos palieka, arba jau suaugę paukščiai, tai yra gebantys skristi. Tai tuos, kurie jau geba, moka, sugeba skristi, juos reikia sugauti be abejo. Tai tam naudojamos įvairios gaudymo priemonės, įvairūs gaudymo būdai. Svarbiausias reikalavimas ir vienareikšmiškas, kad tos gaudymo priemonės nebūtų žalingos paukščiam. Jokių būdų. Nes tai yra pats pirminis kertinis reikalavimas. O tų gaudymo priemonių dabar pasaulyje egzistuoja labai daug, jos visos yra labai skirtingo sudėtingumo, aišku, ir kainos, jeigu įvertint kaštais jas įsigyti. Bet priemonės yra praktiškai bet kokių paukščių sugavimų. Jeigu yra reikalas sugauti kažkokios tai rūšies paukštį, tai priemonės yra. Tik tai, aišku, jos nevienodo sudėtingumo yra. Tai dažniausia visame pasaulyje naudojamos tos vadinamos voratinklinės gaudyklės. Tai yra toks plonas tinklas, kaproninis, siūlai ploni, paukštis skrisdamas jo nemato, tiesiog atsitrenkia ir yra tokios vadinamos kišenės, tas tinklas neištemptas, bet jisai taip laisvai kabo ir paukštis į tą kišenę įkrenta. Kadangi siūlai minkšti, elastingi, jis jokios traumos nepatiria, belieka jį išimti iš tenai. Ir įvairios kitokios gaudyklės, pavyzdžiui, Ventės rage, kur ten tikrai daug mūsų paukščių mylėtojų ir ne tik mylėtojų, stebėtojų yra buvę, lankėsi, matę tas didžiasias vadinamas gaudyklės, vadinamas zigzaginės gaudyklės, tai kitokio tipo gaudyklės, bet jos taip pat jas paukščiai patenka, sveiki gyvi ir iš jo paimami, sužieduojami. Ten užrašoma visa tai, kas reikalinga, tai žiedo numeris, paukščių rūšis, lytis, amžius, jeigu reikia biometriniai duomenys, ir paukštis paleidžiamas su viltimi, kad ne visi aišku, kad kažkada tai jie vienaip ar kitais pateks žmogui į rankas, arba bus pastebėti, kaip šiais laikais jau dažnai būna per atstumą, net paukščių nepagavus, identifikuotas žiedas ir ta informacija sugrįš atgal žieduotojams. Ir bus aišku, jisai žino, kur paukštis, kur, kada, kaip žieduotas, žino, kuris aptiktas. Ir informacija, ir ta informacija palaipsniui kaupėsi metais. Jų susikaupė daug, o paskiau ją analizuojant galima
gauti ir įdomius, ir tikrai vertingus duomenis, kurie tikrai tarnauja ir pačių paukščių labui. Taip, yra maži paukšteliai, bet yra ir dideli paukščiai, kurie tikriausiai į tinklus neįkliūna. Tai kaip juos žieduojate? Na kaip, yra gaudyklės specialios, kur galima sugauti ir tos didžiosius, ir pavyzdžiui, tie netgi ir voratinkliai tinklai, voratinklinės tos gaudyklės, taip pat yra pritaikytos, ten tas tinklas yra storesnis, kad jis išlaikytų tas didesnės masės paukštį, tinklas retesnis, va, patenka ir jie, žodžiu. Jeigu yra plėšrieji paukščiai. O jeigu plėšrieji paukščiai, daug plėšriųjų paukščių žieduojama jaunikliai lizduose. Tai tikrai nelengvas darbas, sunkus darbas, tam tikra prasme ir pavojingas darbas. Ir todėl mes visada savo žieduotam, bet visada sakom, tik būkite atsargus. Nerizikuokite ten, kur tai yra rizikinga. Gal vertėtų pasakyti, kokiame aukštyje tai yra? Tai žiūrint, koks lizdas, bet tarkime, jūrinio erelio lizdai, žuvininkų, arba erelio žuvininkų, kaip kartais dar vadinami lizdai, kartais gali būti ir 30 metrų aukštyje ir įkopti į tokį medį, kuris dažniausiai iš pradžių yra tenai gal 10 ar 15 metrų be jokių šakų. Tai reikia turėti ir patirties, ir fizinės jėgos, ir drąsos. Ir tai yra nelengvas darbas. O pavyzdžiui, sakykime, kokiam jūrinio erelio lizde, kartais ten gali būti ir 2, ir 3 jaunikliai, tai tas įkopimas gali vainikuotis ne tik vieno, bet ir 2, 3 jauniklių sužiedavimu. Bet, pavyzdžiui, tokie ereliai rėksniai, kurie augina tik vieną jauniklį, tai sakykime, praėjusiais metais bene ten 30 keli yra sužieduoti paukščiai, jaunikliai, tai reiškia 30 tiek pat kartų reikėjo įkopti į medį, kad būtų galima pasiekti tą vienintelį ten esantį jauniklį, jį sužieduoti. Taip, čia tikrai nelengvas užsiėmimas. Ar paukščiai nepuola? Na, būna įvairiai puola ir kai kurie priklauso nuo rūšies. Pavyzdžiui, pelėdos, pas mus ypatingai aršios yra uralinės pelėdos. Ir, pavyzdžiui, kolega iš Suomijos nuo pasaulinio masto pelėdų tyrinėtas Pertis Aurolė, tai jisai, jo vienas iš tokių tyrimo objektų buvo uralinė pelėda. Tai jis, lipa tik tai visada su vatinuku apsirengęs ir su šalmu, kuris iš priekio skydelis visiškai dengiantis veidą. Nes kartais čia priklauso ne tik nuo paukščių rūšies. Kai kurios, pavyzdžiui, tos uralinės pelėdos, jos tikrai yra agresyvesnis, bet ir priklauso nuo individo. Kartais paukštis gali visiškai nereaguoti, o kartais jis labai aršiai puola. Ir, pavyzdžiui, net ir vienas mūsų patyręs ornitologas, žieduodamas naminės pelėdos jauniklius miške, jis sakė, apsidairiau, lyg ir nebuvo paukščio. O iš kitos, kadangi inkilas buvo prie miško keliuko, iš kitos keliuko pusės atskrido pelėda, trenkė jam pavojingiausi nagai, be abejo, ypač pelėdos, nes jų yra aštrus kaip ylos, kaip adatos. Ir jam sužalojo akį, iš pradžių ten buvo labai prastai su takim, paskui atsistatė, taip kad regėjimas, bet tai gali būti dar baisesnės ir liūdnesnės pasekmės. Taip kad kai kurie vištvanagis, pavyzdžiui, prie lizdo irgi dažnai gali atakuoti, ne visada, bet gali. Taip kad, pavyzdžiui, strazdai, jie taip pat gina lizdą, bet jie gina ne snapu, o gina draugiškai savo išmatų lietumi, taip skrisdamos, kartais paleidžia papurškę į akis.
Taip kad, na, tą viską Yra tam tikrų iššūkių. yra tam tikrų iššūkių, bet visą tai reikia žinot, o žieduotojai bet kas negali būti. Jie turi pakankamai turėti žinių ir jeigu jis jau tokių dalykų neišvengia, tai reiškia jis ne viską žino ir nesivadovauja tais visais reikalavimais, kuriais turėtų vadovautis šiame darbe. Tai kas gali būti žieduotojais? Ar tik tai ornitologai, ar ir, sakykime, paprastas žmogus? Gali būti bet kas, kuris pirmiausia, turi gerai pažinti paukščius. Bent jau tuos, kurie žieduoja. Gal nebūtinai visus. Jeigu, pavyzdžiui, yra tie, kurie, sakykime, dirba, gana rimtai dirba, sakykime, su viena rūšimi. Pavyzdžiui, varnėnu, tarkim. Tai jam, ir jeigu jisai tik tai varnėną žieduos, tai jam pakanka žinot tai, kas yra apie varnėną, susiję su varnėnu, su ta rūšimi. Bet tie, kurie žieduoja kitas, tai be abejo turi tas rūšis vis labai gerai pažinti. Pirmiausia, kad tiksliai nustatytų jų rūšį, turėdamas rankose, reikalinga nustatyti lytį ir amžių. Tas ne visiems paukščiam, kai kuriem tiesiog tai yra neįmanoma, nes jie visiškai, patelės ir patinai yra visiškai identiški, tai dar priklauso nuo paukščio amžiaus. Reiškia, tas reikalingas žinių bagažas apie paukštį, apie elgesį su paukščiais, ir tie žieduotojų etikos reikalavimai, visa kita, juk žieduotojas jokių būdų negali pakenkti nei paukščiui, nei jo aplinkai, kad, pavyzdžiui, kad ten apie lizdą, jeigu tai lizde žieduojama, kad kas nors aplaužytos, ten šakos, ištrypta žolė, kad lizdas būtų kaip ir demaskuotas ir lengvai pastebimas plėšrūnam. Tas vienareikšmiškai šito negalima padaryti, tai visą tai žmogus turi žinoti. Ir tai pas mus yra Lietuvoje tarp žieduotojų yra visiškai su paukščiais nesusijusių profesijų žmonių. Yra ir labai garsus, sakykime, teatro režisierius, ir yra buvęs vienos parapijos klebonas, reiškia, irgi aktyvus žieduotojas. Ir daugiau tokių žmonių, tiems, kurie nori ir kuriems galima patikėti šitą atsakingą darbą, atsakingą veiklą, jiems patikima. Tai dabar mane sudominot, tai kaip tapti žieduotoju? Tai kaip, tai pirmiausia, kadangi visi žiedai išplaukė tik iš mūsų, iš žiedavimo centro, niekur kitur, nes žieduotojas turintis gavęs žiedus, reiškia, savarankiškam žiedavimui, jis neturi teisės juos perduoti kažkam tai kitam. Reiškia, nebent tai būtų suderinta, žinomas ir vis tiek jis bet kokiu atveju turi mus informuoti ir atsiklausti. Dėl šito, tai kreiptis pas mus, o mes, vėlgi, čia tokia veikla, kuri teoriškai sunkiai, kaip sakyti, teorijos reikia, be abejo, teorijos reikia, bet daugiau reikia praktikos. Tai pirmiausia, ta teorija, tai pasiskaityti literatūrą, be abejo, kiek įmanoma įsigilinti, o paskiau tiesiog pabūt šalia patyrusio žieduotojo, kartu su juo, tai mes arba į Ventės ragą rekomenduojame, nes ten sąlygos tikrai geros, net ir ta prasme, kad didelė paukščių įvairovė sugaunamų. Jis gali pamatyti, pažinti įvairius paukščius, ne tik, arba prie kokio nors prisiderinti, prie kokio savarankiškai jau turinčio teisę žieduoti paukščius ir žieduojančio, reiškia, kokius ten metelius su juo pabendrauti, pabūt šalia, pasimokinti. Ir jeigu jisai jau iš tikrųjų matosi, kad jisai tokias kvalifikacijos galima jam patikėti, tai mes duodame, leidžiame šitą, išduodame pažymėjimą ir jisai gali žieduoti. Taip, ir dabar turim žieduotoją, turim paukščius ir turim žiedus. Tai kaip tie žiedai atrodo ir ką reiškia tie skaičiukai esantys ant žiedo? Tai tie skaičiukai reiškia nieko daugiau, o tik tai žiedo eilės numerį. Ir labai dažnai žmonės kažkodėl, nežinau, kodėl visada stengiasi tenai įžiūrėti paukščių žiedavimo datą. Tai ten datos nėra.
Niekuomet nėra. Na tiesa, yra naminių karvelių žiedai, kur tenai dažnai būna įrašyti metai. Bet tai čia tik tai naminių karvelių. Mes jais neužsiimam šito, neadministruojam šitų žiedų. Mes tik tai laukiniai žiedai, laukinių paukščių žiedavimas. Tai laukinių paukščių žieduose niekuomet nėra datos, yra eilės numeris. Tik tai taip, kaip mes, sakykime, kiekvienas pilietis turime savo asmens dokumentą su įrašytu asmens kodu, tai ten galima pasakyti, kad kiekvienas žiedas turi savo kodą, kada tas žiedas ant paukščio kojos, tai jau tada paukščio asmens kodas. Va. Žiede niekuomet nėra įrašyta ir paukščio žiedavimo vietos. Kai kas pavyzdžiui, mūsų žieduose yra įrašyta, priklauso nuo žiedo dydžio. Jeigu žiedas didelis, tai įrašyta Zoologijos muziejus Kaunas Lietuva. Jeigu ten mažesni žiedai, smulkiausi žiedai, tai tokio ilgo įrašo tiesiog netelpa, įrašyta Zoologijos muziejus Lietuva. Kas tai reiškia žmonės, oi, tai čia Kaune žieduota. Nu, ne Kaune, bet kur Lietuvoje tas gali būti panaudotas žiedas ir panaudojamas. Čia yra įrašyta žiedavimą vykdančios organizacijos pavadinimas ir tuo pačiu adresas. Reiškia, kad informacija apie tuo žiedu paženklintą paukštį yra saugoma, yra ten toje organizacijoje. Tai tik tai šitaip ir visose valstybėse lygiai tas pats. Ne žiedavimo vieta, o žiedavimo organizuojančios organizacijos pavadinimas. O žiedo eilės numeris, tai tiesiog tik eilės numeris. Ta numerį gali sudaryti vien tik skaitmenys, gali sudaryti raidžių ir skaitmenų derinys įvairius. Priekyje raidės gali tarp skaitmenų būti, įvairiausi ten variantai. Tai lygiai tas pats, lyginant, aš kartais sakau, tai lygiai tas pats, kaip bet kurio automobilio registracijos numeris. Mes, pamatę, sakykime, pažeidėją, užfiksavę jo automobilio numerį, pagal jį surandam, ir net nežinodami mašinos, ten modelių ir taip toliau, žinom ir tai, koks tai automobilis, kas jo savininkas, kuris gyvena ir taip toliau. Lygiai taip pat ir čia sugavus, ar pastebėjus per atstumą, ar radus negyvą paukštį, žinant žiedo įrašą, mes visada pagal žiedų numerį žinom ir koks tai paukštis, kada žieduotas, kur žieduotas, kokios lyties, kokio amžiaus, ir visai kita informacija, kuri buvo fiksuota įžieduojant. Ar skiriasi šalių žiedai? Iš esmės nesiskiria, nes visuose yra tas žiedavimo, reiškia, tas vadinama žiedo schema dar vadina. Žiedo schema, tai tas pavadinimas, kam priklauso, reiškia, tas žiedas ir žiedo numeris. O ten gali skirtis truputį, išdėstymų, sakykime, vieni žiedo viršuje rašo numerį, o tą organizacijos pavadinimą žemiau. Kiti atvirkščiai, pirmiau žiedo viršuje organizacijos pavadinimas, toliau žiedo numeris žiedo apačioje. Gali skirtis truputėlį žiedo numerio, reiškia, simbolių skaičius. Yra net žiedai, pavyzdžiui, Belgijoje, Vokietijoje žiedai, kurios yra 8 skaitmenys, labai ilgas numeris. Yra kiti, kur, pavyzdžiui, pas mus dabar daugiausiai žiedų naudojama, kur yra 5 skaitmenys ir priekyje 2 raidės. Yra žiedai, kur 4 skaitmenys ir priekyje 2 raidės. Įvairiai, čia šito skiriasi. Yra žiedai, kuriuose žiedas yra aukštesnis, kai kuriem paukščiam, kuriem galima tokį žiedą dėti, aukštesnis. Ir įrašas yra ne horizontaliai įrašytas, o vertikaliai. Reiškia, tai va tokie, bet iš esmės nesiskiria. Lygiai tas pats, kai, sakykime, automobilis, koks jis bebūtų, ten elektromobilis ar dizelinis, ar kitoks, ar pagamintas amžiaus pradžios 20 ar šiomis dienomis, vis tiek mes jį
jis yra mums automobilis. Taip ir čia žiedas lygiai tas pats. Nors jau, taip sakant, modelis ten truputėlį be abejo gali skirtis, kaip ir tie automobiliai pagaminti dabar ir prieš 100 metų. Skiriasi, bet jie vis tiek automobiliai, pažįstam kiekvienas. Taip, ir paukščių mėgėjas, nufotografavęs, sakykime, paukštį su žiedu arba radęs gal negyvą paukštį su žiedu, ką jam reikėtų daryti? Ar kažkam pranešti, ar ne? Be abejo, vienareikšmiškai, juk mūsų tikslas ir yra, žieduojam dėl to, kad gautume informaciją. Aišku, apie visus paukščius neįmanoma sužieduotos gauti informacijos, niekada taip nebūna, bet kuo daugiau tos informacijos. Tai jeigu anksčiau žmogui į rankas sužieduotas paukštis patekdavo dažniausiai negyvas, tai arba sumedžiotas, vis tiek reikia pripažinti, kad paukščių medžioklė bent jau vidurio Europos kraštuose, šiaurės Europos kraštuose, jinai tampa mažiau ir mažiau populiari ir jų sumedžiojama mažiau. Na, pietų Europoje, kur ten yra nemedžioklė, tiesiog žudymas, tai tas nuo seno, ta tradicija kabutėse, jinai iki šiol ten gyva ir tenai kasmet žūsta gausybė paukščių, nužudoma, nugalabėjama gausybė paukščių. Bet, žodžiu, vis tiek, kaip bebūtų, rečiau patenka. Anksčiau dažniausia, nes kitaip nebuvo galimybių. O dabar jau daugiau didesnė dalis aptikimų paukščių yra gyvų paukščių. Ir nepagautų, bet per atstumą identifikuotų žiedų. Reiškia, tai žmonės tikrai turi gerą fototechniką, gerus teleobjektyvus. Ir nuotraukoje nufotografuoto paukščio ne tik tie spalviniai žiedai, kur yra tam tikra kita žiedų grupė. Spalviniai žiedai naudojami dėl to, kad paukštį būtų galima identifikuoti dar iš didesnio atstumo negu pagal standartinį metalinį žiedą. Bet ir tuos metalinius žiedus taip pat galima identifikuoti nuotraukose. Nuotraukose įskaitomas jo numeris, ir paukštis nebūtinai patenks žmogui į rankas. Tai labai dažnai tokie. Dažnai vėlgi tie patys žieduotojai sugauna, be abejo, taip pat irgi paleidžia, bet tai užfiksuoja žiedo duomenis ir taip sužinom apie tą paukštį. Reiškia, mes visada prašome pranešti. Iš tikrųjų, gaunam daug pranešimų. O pranešimų tai dabar vėlgi, reiškia, yra taip rekomenduojama apie bet kokį paukštį, bet kokios šalies žiedų paženklintą paukštį pranešti ten, kur jisai aptiktas, kokioje valstybėje. Pavyzdžiui, jeigu Lietuvoje aptiktas paukštis, tai nepriklausomai koks žiedas, ar tai lietuviškas, ar tai bet kokios kitos užsienio valstybės, pranešti būtent Lietuvos paukščių žiedavimo centrui. Lygiai tas pats, kokioj Vokietijoje. Vokietijoje, nesvarbu, kokios šalies žiedo paukštis būtų žieduotas, vokiečiai visada tame tarpe ir, sakykime, Lietuvos žiedais paženklintus paukščius pranešti jų paukščių žiedavimo centrui. O paskui mes tarp žiedavimo centrų, reiškia, keičiamės tais duomenimis operatyviai pagal nustatytą standartą, nustatytus protokolus. Reiškia, tie duomenys yra vieningi, koduojami vieninga jų duomenų kodavimo sistema, tai mums labai paprasta, nes jeigu žmogus, pavyzdžiui, Lietuvoje radęs kokį nors Vokietijai žieduotą paukštį, bando rašyti į Vokietiją, tai, aišku, tai nėra blogiausias variantas. Geriau jau parašyti tiesiai į Vokietiją, negu visai nepranešti apie jį. Bet būna, tai ko nors nepaaiškina, ko nors ne visus duomenys surašo ir ten kartais lietuviškai parašo. Nu, tai dabar jau tas problemos ten vokiečiam perskaityti ir lietuviškai, ar bet kokią kitą kalbą jau gal ir nėra didelės problemos, bet vis tiek jie tada turi rašyti atgal, klausti, reiškia, patikslinti duomenis. O kada mes čia vietoje, tai mums paprasčiau čia vietoje ir telefonu susisiekti ir kaip, tai patikslinam tos duomenis ir jau į Vokietiją išsiunčiam, reiškia, visiškai tuos duomenis, kurie reikalingi, užkoduotus tą vieningą kodavimo sistemą.
Ir tai yra labai paprastas apsikeitimas ir operatyvus. O radėjui visada pranešame, kur tas jo aptiktas paukštis, koks paukštis, kokios lyties, kokio amžiaus, kur ir kada buvo žieduotas, kokio atstumu nuo aptikimo vietos ir taip toliau. Visą informaciją jisai gauna. Tai radėjas ne tik gali su jumis pasidalinti, bet ir pats dar gauna informaciją. Taip, be abejo, tai kaip jeigu mes gautume ir neatsakytume, tai žmogus kitą kartą sakytų, tai ką man ten siūsti, aš nežinau, jie gavo, negavo, jiems naudinga, nenaudinga, čia vienareikšmiškai, visada mes atsakome. O ką veikiate būtent taip, jau turite duomenis ir iš užsienio turite duomenis, ką veikiate su tais duomenimis? Bet tai, ką veikiame, tai straipsnių rašymas, iš kitų duomenų apibendrinimas ir tam pačiame Lietuvos ornitologų draugijos žurnale Paukščiai, visus tų kokį vieną kitą straipsnelį spausdina, buvo praėjusiais metais straipsnis apie didžiosius baltuosius garnius. Tai vėlgi tokia įdomi rūšis, kuri Lietuvoje anksčiau nebuvo, ryšim su klimato atšilimu, atklydo iš pietų ir į Lietuvą ir dabar jau labai gausus Lietuvoje. Ir ten mes juos pradėjom žieduoti ir gavom įdomios informacijos. Tai įdomu, kaip jie elgėsi čia, atklydę į kitus kraštus ir čia įsikūrė. Kurie skrenda žiemot, kada skrenda žiemot, kiek laiko išbūna tose žiemavietėse, kada grįžta atgal, ir taip toliau, taip toliau. Tai mokslinių straipsnių rašymas, o pats didžiausias dabar iš tokių naujausių projektų, tai yra 22 metais baigtas, tai yra Eurazijos Afrikos paukščių migracijos atlasas, kuris išleistas subendrinus, negaliu sakyti, kad visų Europos, bet daugelio Europos valstybių žiedavimo centrų sukauptus duomenis. Kol kas jis yra tik tai skaitmeninis variantas, Jūringo, tai yra Europos Sąjunga paukščių žiedavimui, European Union for Bird Ringing, tai jų duomenų bazėje, kur šiuo metu dabar ten yra jau artėja prie 30 milijonų tų įrašų, o tas įrašas, tai reiškia paukščio žiedavimas ir aptikimas. Tai yra labai daug, tai didelė duomenų bazė ir visos, beveik, sakykime, visos Europos duomenimis remiantis išleista šitas, tai yra klasikinis toksai pavyzdys, kaip tie duomenys naudojami ir tie labai aktualūs visais ir dabar dėl paukščių gripo problemos, nes ten tie migracijos terminai, ryšiai tarp teritorijų, iš kurių teritorijų, kurią skrenda. Tai tokio pobūdžio darbams jau aktualūs duomenys iš platesnių teritorijų. Pavyzdžiui, jeigu vien tik tai, sakykime, iš Lietuvos, Latvijos ar Estijos duomenys, tai jie per maža teritorija, kad kažką tai apie juos būtų galima daryti didesnius apibendrinimus, bet kada tos informacijos kiekis yra didžiulis iš didžiulių teritorijų, iš didelių teritorijų, tai tada tas vaizdas atsiskleidė labai išsamus apie paukščių migraciją. Taip pat jų žuvimo priežastys irgi, žuvimo priežastys mes galime analizuoti net ir mažesnė apimti, sakykime, savo Lietuvos paukščius. Tai visa ta informacija daugybė, nes tas metodas, paukščių žiedavimo metodas gimęs kaip pradėtas naudoti, norint atsakyti tą klausimą, kur paukščiai skrenda žiemot. Dabar jo pagalba sužinome daugybė paukščių gyvenimo paslapčių. Tai reiškia ir ne tik kur jis skrenda žiemot, bet kokiais maršrutais skrenda, kurių masinio poilsio vietos migracijos kelyje, kiek laiko jie užtrunka migracijas, kokios jų žuvimo priežastys. Reiškia, ar grįžta paukščiai po žiemojimo į ankstesnę perėjimo vietą, kurią perėjo prieš metus, dvejus ir taip toliau. Ar jaunikliai grįžta į tas vietas, kuriuose jie išaugę. Tai populiacijų struktūra,
reiškia, tai vėlgi tai yra patinų, patelių santykis, jaunų ir suaugusių paukščių. Ir kiekvienais metais pagal gaudymo rezultatus matosi tiesiog kokie buvo tais metais veisimosi rezultatai. Reiškia, palankus ar nelabai, jeigu vyrauja jauniklių paukščių skaičius mažesnis, aišku, tai yra signalas, kad paukščiai išaugo mažiau jauniklių. Kodėl mažiau čia? Ar tai lėmė aplinkos sąlygos, o gal tai kažkokia žmogaus ūkinės veiklos rezultate. Taip, kad visi tie duomenys jau čia tyrėjo tuos duomenys apibendrinančio kvalifikacijos klausimas, kiek jisai sugeba juos apdoroti ir ką iš jų išgauti, kokią informaciją. Taip, ir dabar apie įdomybės. Vis karts nuo karto matau iš jūsų centro išeinančią informaciją. Gal galėtumėt pasidalinti, kas Lietuvoje arba už Lietuvos ribų buvo įdomiau stebėta? Esu skaičiusi apie grifą Lietuvoje. Na va, grifas irgi iš tikrųjų tai yra tamsusis grifas, kuris nykstanti rūšis, ypač Europoje, nes eurazinė rūšis gyvena Europos pietuose, bet didžioji arealo dalis, aiškiai, paplitimo tos teritorijos, kuriais gyvena, dalis yra Azijoje, o Europoje jis daug kur išnykęs jau, kai kuriuose ten Rumunijai, Bulgarijai buvo išnykęs, daug kur išnykęs, dar kai kuriuose vietose išlikęs ir dabar, reiškia, vykdomi projektai, tame tarpe laifiniai projektai, reiškia, jų atkūrimo. Pavyzdžiui, konkrečiai, jeigu tas grifas, tai yra susijęs su jų reintrodukcija Bulgarijoje. Nes didžiausia išlikusi laisvėje tamsiųjų grifų populiacija yra Ispanijoje. Ir taip vertinama, kad 96% Europos grifų populiacijos yra Ispanijoje. Na, aišku, kaip ir visur, tie paukščiai patiria įvairių tenai, sakykime, traumų, nelaimių, na ir dalis jų patenka į tas reabilitacijos, laukinių gyvūnų reabilitacijos centrus ir kai kurių tos traumos nebūna tokios, sakykime, labai didelės, pavojingos, jie išgyja ir tokie paukščiai išgydyti, perduodami Bulgarijai, jų paleidimo į laisvę tikslu. Ir va tas į Lietuvą atskridęs grifas buvo vienas iš tokių. Vienas iš 9 Bulgarijoje išleistų grifų. Jie visada išleidžiant į laisvę, reiškia žieduojami, standartiniais metaliniais žiedais, dar plus spalviniai žiedai, spalvinis žiedas, kad vizualiai žymiai iš toliau galima identifikuoti. Na ir dar jiem dedami, tvirtinami siųstuvai. Siųstuvai, kurie fiksuoja paukščių buvimo vietos geografinės koordinatės, ir kitus parametrus, ten paukščių temperatūrą ir skrydžio greitis, ten galime įskaičiuoti, daug ką tenai. Va. Tai tie grifai, vienas grifas išleistas Bulgarijos pietvakariuose, saugomai teritorijai, Natūra 2000 teritorijai, iš tų 9 grifų, po 2 dienų po išleidimo, nei iš šio, nei iš to, kažkodėl patraukė į šiaurę ir atskrido, reiškia, per Rumuniją, per vakarinę Ukrainą, rytinių Lenkijos pakraštį, Kaliningrado sritį, Karaliaučiaus sritį, va čia visai arti Lietuvos. Na ir jis ten prabuvo kelis mėnesius, beveik 6 mėnesius pragyveno. Nors jis minta maitą, tai kritusiais kitais gyvūnais, panašu, kad jis ten nebadavo. Buvo vieną kartą pagal to siųstuvo duomenis matosi, kad jis buvo įskridęs į Lietuvos teritoriją prie Pagėgių, bet trumpam, žinau, nepatiko, ar ką, greitai išskrido atgal į Karaliaučiaus sritį. O paskiau spalio 30 dieną jam kažkas šovė į galvą ir jis pietryčių kryptim patraukė, išskrido iš Kaliningrado srities, atskrido pro Vilkaviškį, pro Marijampolę iki Kalvarijos. Iki Kalvarijos,
pagal siųstuvo duomenis panašu, kad jis 30 dieną vakare atsitūpė ant žemės nakvot ir tarp 30 dienos 22 valandos ir 31 dienos 2 valandos nakties, 4 valandų tarpe, kažkas su juo atsitiko. Reiškia, nes siųstuvas jau neberodė kintančių koordinačių, reiškia, rodė tą pačią vietą paukščių buvimą. Na tai jis gali būti, jis tarkim nakvoja, jis atsitūpė, bet dar yra toks prietaisas accelerometras įtaisytas, kuris rodo paukščių judėjimą, reiškia, jeigu kūno padėtis keičiasi, jis rodo, kad paukštis juda. O dabar tas 4 valandas paukštis jokio judesio nerodė, plus termometras, reiškia, esantis irgi montuotas siųstuve, rodė žemą temperatūrą. Reiškia, tai praktiškai aplinkos temperatūra. Tai irgi signalas, kad siųstuvas jau nėra ant paukščio kūno. Reiškia, galimi tokiu atveju du variantai. Ar paukštis negyvas, žuvęs su siųstuvu, arba dėl kažkokių priežasčių jis neteko to siųstuvo. Reiškia, paukštis galbūt gyvas, bet nuskrido, siųstuvas liko. Priežastys čia gali būti įvairios. Ir mus informavo kolegos iš 31 dienos rytą iš Bulgarijos. Pirmiausia, elektroniniu paštu parašė, paskui taip pat paskambino telefonu, pasakė mums koordinatės, kur yra įtarimas, kad tas paukštis yra negyvas. Nuvažiavome ir radome, jis pasirodo, reiškia, naktį tikriausiai nakvojantis ant žemės, tikriausiai buvo kažkieno pabaidytas, išgazdintas, pakilo skrist. Išgazdintas bet kas, galbūt ten šernų banda prabėgo, ar maža, kur tenai gal kažkas taip ėjo, sunku pasakyti. Jis pakilo skrist, tamsoj skrisdamas atsitrenkė į elektros laidus, o paukštis stambus, sparnai virš beveik 3 metrų nuo sparno galo, nuo vieno sparno galo iki kitų išskleidus jos, atsitrenkė į laidus. Trumpas sujungimas ir elektros iškrovos buvo nutrenktas. Va tokia istorija jo. Arba dar kita, sakyti, liūdna istorija, bet tokių liūdnų istorijų yra daug. Mes esam gavę, sakykime, realių žuvininkų kojas apsvilusias, reiškia, apanglėjusias, kada jos nutrenkė elektrą. Plastikiniai žiedai, tie spalviniai žiedai įsilydę, ištirpę. Nes tie paukščiai, kurie tupia, ypač stambus paukščiai, kurie tupia ant elektros perdavimo linijų atramų, taip liaudiškai vadinamų stulpų, jie žūsta labai dažnai. Jeigu nėra specialių apsaugų, dabar naujai statomom tom tiesiamom linijom, turbūt jau visom yra tos apsaugos montuojamos, bet senesnėse tų apsaugų nėra, tai tikrai plėšriųjų paukščių, gandrų, kitų stambiųjų paukščių žuvimas dėl šios priežasties yra labai didelis. Daug paukščių žūsta dabar nutrenkti autotransporto, nes automobilių daug, greičiai dideli ir kai kurie paukščiai vėlgi dėl tos pačios prieš daug nutrenktų, sakykime, įvairių gyvūnų, tai plėšriuosius paukščius ta pakelė traukia maitintis tais gyvūnais, sakykime, koks tenai kiškis, lapė sutraiškytas, arba paukštis kažkoks. Tai atskrenda ten pelėdos, atskrenda, sakykime, suopiai maitinti, jie paskiau tampa autotransporto aukomis, nes greičiai dideli, mašinų transporto daug. Nutrenkia. Tai čia priežastį, kurios yra susijęs su žmogaus veikla, žmogaus ūkinė veikla. Bet padeda jums sužinoti tikriausiai tokią informaciją. Tai ačiū Jums už pokalbį. Bendravau su Žiedavimo centro vadovu Ričardu Patapavičiumi. Iki. Iki. Ačiū, kad klausėte iki galo. Kviečiu skirti savo 1,2% Lietuvos ornitologų draugijai. Remdami ją, remiate ir Lietuvos paukščius.
Visi surinkti pinigai bus skirti naujiems bei renovuojamiems lizdams bei inkilams iškelti. Daugiau sužinoti apie paukščius bei Lietuvos ornitologų draugiją galite BirdLife LT bei Facebook ir Instagram paskyrose. Na, o pabaigai nusikelkime dar kartą pasiklausyti migruojančių kregždžių. Iki kitų susiklausymų.